laukas, kelias, pieva, upė, la 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 la, gražiai iš jų išaugo vienas žodis Lietuva. Sąvoka melioracija kai kuriems ypač vyresnės kartos ūkininkams gali kelti neigiamą asociaciją, juk prieš keliasdešimt metų iškasti melioraciniai grioviai gamtai padarė daugiau žalos nei naudos. Ekspertai pripažįsta, kad tuomet buvo padaryta nemažai klaidų, tačiau šiuolaikiniai melioracijai naudojamos sistemos visiškai kitokios ir patyrę ūkininkai puikiai supranta jų naudą. Nusprendę sutvarkyti melioracijos griovių šlaitus, tai turi teikti paramos paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonę agrarinė aplinkosauga ir klimatas, laikytis įgyvendinimo taisyklėse nurodytų reikalavimų ir gali pasirinkti įsipareigojimų trukmę, tvarkydami melioracijos griovių šlaitus, tai būtų 5, 6 arba 7 metai. Dabar yra puikia galimybė už melioracijos darbus gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonė agrarinė aplinkosauga ir klimatas veiklos sritį melioracijos griovių šlaitų priežiūra. Noriu atkreipti dėmesį, kad tais atvejais, jeigu tas pats melioracijos griovio šlaitas buvo sutvarkytas valstybės biudžeto lėšomis, tai to pačio jau ploto pareiškėjas negali deklaruoti ir prašyti kompensacinių išmokų už melioracijos griovio šlaito sutvarkymą. Tam, kad ūkininkai galėtų naudotis jau esamais melioracijos grioviais, reikėtų juos atnaujinti, išrauti žolę, apgenėti arba iškirsti augančius medžius su šaknimis, išvalyti dumblą ar kitas sąnašas. Pareiškėjai gali pasirinkti būdą melioracijos griovio šlaito sutvarkymo. Nuo ūkininkų pasirinkto būdo priklauso ir išmokos dydis. Už išvežtą nušienautą žolę yra mokami 155 eurai už hektarą, o nušienautą susmulkintą žolę paskleidžiant ant melioracijos griovio šlaito gaunate 141 eurą už hektarą. Pareiškėjai yra skatinami ir pareiškėjai aktyviai domisi. Ir deklaruoja tuos melioracijos griovių šlaitus ir šlaitus juos ir tvarko. Svarbu žinoti, kad tinkamas gauti paramą plotas, už kurį mokama kompensacinė išmoka pagal veiklą melioracijos griovių šlaitų priežiūrą, turi būti ne mažesnis nei 10 arų. Tačiau bendras pagal priemonę plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 1 hektarą. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad tai yra ilgalaikis įsipareigojimas. Kasmet turi teikti paramos paraišką ir kasmet tvarkyti tuos melioracijos griovių šlaitus. Pareiškėjai negali dalyvauti priemonės ekologinis ūkininkavimas veiklose deklaruodami tuos pačius plotus, kuriuos įsipareigojo tvarkyti pagal priemonės agrarinė aplinkosauga ir klimatas veiklas. Vienas žodis Lietuva.